Taip, tai Greta kažką nori dar pasakyti, ar galim startuoti? Tai galiu aišku paminėti, kad labai smagu buvo šiuos 2 metus su jumis kuruoti šias paskaitas. Nuo kitų metų kuravimą perims 2 puikios merginos, kurios irgi prižiūrės paskaitas, tai labai kviesime toliau prisijungti, nes tikriausiai jas tikrai tęsime. Ir tiesiog dėkinga esu, kad tiek laiko skiriate studentų moksliniai draugijai ir klausydami, ir aišku pačiam docentui daktarui Davidui Šlekiui už visą pagalbą ir įnešamą indėlį į draugijos veiklą. Tai dar kartelį ačiū ir linkiu puikios šių mokslo metų paskutinės paskaitos. Tai dėkui Gretai, kaip sakoma, noriu padėkoti ir Gretai, nes Greta palieka jau TSPMI gretas, bakalauras apgintas ir po geros savaitės diplomas įteiktas bus ir tada bus keliami sparnai kitur. Tai dėkui Gretai už ir gerą koordinaciją, kas liečia karybos paskaitas ir už tikrai puikų pirmininkavimą studentų mokslinė draugija šiais mokslo metais ir tikėkimės, kad kur tave benuneštų studijų vėjai, nepamirši nei fakulteto, nei mokslinės draugijos ir karybos paskaitų. Tai va, tai o su ją pakeisinčios merginomis, tai jau ten ir atskirai ir pabendrausim rudenį, nes planas rudens paskaitų ciklo jau sudėliotas, nes labai daug sukakčių, apvalių, tiek Antro pasaulinio karo, tiek Irako karo, tiek ir kitų, tai bent šiuo metu jau galvoje tikrai yra 3, o gal net ir 4 paskaitų planas ateinančiam rudens semestrui, bet apie tai mes pakalbėsim susitikę rudenį, rugsėjį. O šiandieną noriu pakalbėti ir uždaryti sezoną akademinį, sakykime taip, tikrai nelabai lengva tema, švelniai tariant, nors karų tematika visada yra sudėtinga, sunki ir tragiška, bet vis tiek yra viena kalbėti apie mūšius, šnekėti ten, kas kaip iš kairės dešinės puolė, ar ten tankais, ar lėktuvais, ar kavalerija, priklausomai nuo laikotarpio. Bet visada yra labiau sunkiau kalbėti apie vieną vertus įvykius, kurie yra kaip čia gyvoje atmintyje ir manau, kad dalis klausytojų, kurie dabar yra pasijungę, tai tikrai šiandien dienos paskaitos įvykius tikrai atsimena iš žiniasklaidos reportažų, iš to, kas buvo rodoma per TV ar laikraščiuose. Aš pats dar buvau, sakykime, tai paauglys, kai vyko įvykiai Ruandoje, bet vis tiek tie dalykai stringa ir tuo pačiu pats konfliktas ir įvykiai, kurie buvo Ruandoje, vėlgi tai yra savotiška karo forma, kuri vėlgi tai ne mūšiai, tai ne kažkokios strategijos, doktrinos, o iš principo tai yra sisteminis, masinis, tam tikros socialinės, etninės, apie tai galėsim padiskutuoti visgi, kokia tai buvo bendruomenė, kuri buvo žudoma, ar tai gentis, ar tai labiau socialinis sluoksnis, tutsiai, bet kuriuo atveju sunku ir netgi iš dalies ir kai ruošiau, sakykime, karo studijų paskaitų rengimo specifika būna visą laiką savo užduodi klausimą, kai ruoši skaidres, kad ir kokios jos būtų pas mane tokios, sakykime, glaustos, kokį dėsi vizualą, kiek visgi karo tema yra nelengva ir kuo arčiau mūsų dienų, to ir nuotraukų daugiau yra, ir to vizualo, tokio jau netapydinio, bet fotografijos. Ir kai ruošiausi šitai pastatai, pagalvotas, mes sakykime, kaip man pateikti ir kokį foną netgi man naudoti Ruandos, sakykime, paskaitos skaidrėms. Ir galiausiai susitosiu šitą nuotrauką, nes taip, gal ir nėra iki galo malonu žiūrėti kaukolės ir kaulus, bet tai yra turbūt viena labiausiai pasaulyje tiražuojamų nuotraukų, kai eina kalba apie Ruandos genocidą, ar tai būtų knygų viršeliai, ar tai būtų straipsnių iliustracijos ir pati Ruanda, sakykime, tai yra muziejinė ekspozicija. Šitas visas paveikslas, kuris matote, tai yra vėlgi ir sukelti šoką ir kartu susimastyti ir apie gyvybės trapumą ir masiškumą, kiek visgi buvo žmonių nužudyta Ruandoje. Bet kartu ir iš tiesų, kai vedi paskaitas karo studijus laiką, tas būna momentas, kiek savo kalbėjimu arba savo vizualais nori šokiruoti publiką. Ir netgi jeigu yra viešoje erdvėje prieinami visi tie vizualai ar nuotraukos ar filmų ištraukos, galvoju, kiek to reikia, kad gąsdinti
ir tarsi tam tikrą romantiką numušti, tai karai ir iš tiesų ir nėra romantika. Tik tiek, kad kuo seniau praeitėje, tuo labiau ir romantiškiau atrodo, kuo arčiau mūsų dienų, tuo labiau didesnis šokas. Tai šiandien truputėlį gal skaidrės bus kitaip rodomas, jų nebus tiek daug, nes čia vėlgi tai, kas vyko prieš 30 metų, iš tiesų ir nuo ko noriu pradėti, prieš 30 metų. Kaip matysit, genocidas prasideda 94 metų balandžio 6 dieną, labiau gal pirmieji, jau tokie jau rimtesni šaudymai, duoti įsakymai yra balandžio 7. Ir vat, jeigu žiūrėti į preciziką, kas dėjosi lygiai prieš 30 metų, tai yra birželio 10 dieną, tai didžioji masė jau genocido aukų yra nužudyta, nes formaliai, dabar pamilosiu, bet bus skaidrė ten data, formaliai pats genocidas ir iš dalies, galim sakyti, pilietinis karas Ruandoje baigėsi 94 metų Liepos, noriu sakyti, 12, bet galiu suklysti keletą dienų. Bet jau, sakykime, birželis ir Liepa yra jau žudymo mastai yra mažesni, nes tiesiog hutų vyriausybė praranda vis daugiau teritorijos ir yra stumima realiai į egzilį ir atitinkamai, na, sakykime, sunkiau yra žudyti tutsių kilmės žmonės, bet didžiosios visgi skerdynės ir žudynės tai yra balandžio 2 pusė, gegužė 94 metų, kur tikrai mes galim ir dabar iš karto pašnekėti apie mastus. Kiek žiau literatūros įvairiausios, tiek mokslinės, tiek, sakykime, jau kur oficialioji jungtinių tautų sisteminta informacija, yra ginčai dėl aukų skaičiaus, nes yra ginčiamas iš tiesų, ką skaičiuoti, ar tik tais tutsius, kurie buvo pagrindinis bendruomenė žudoma, bet ir buvo jos gelbstintys hutai, ar kitos gentinės, ar netgi užsieniečiai, kurių vienas kitas irgi buvo nužudyti, šiuo atveju kalbant apie vakarų užsieniečius, tai belgų kariai, taikdariai buvo nužudyti ir nukankinti 10 karių. Tai, bet statistika kaip minimum, skaičiai yra tokie, kad šnekama apie 500 000. Kad per 100 dienų, realiai per 3 mėnesius buvo nužudyta kaip minimum 500 000 žmonių. O jungtinių tautų ir vykdytų tribunolų ir rinktos statistikos skaičiai netgi kai kuriais skaičiavimais ir metrika kyla iki 800 000. Tai va čia yra, ne, žirklės 500–800 000, čia ilgai turbūt dar bus diskutuojama ir debatuojama dėl matavimo metodikos ir sakyta, bet nepameskime metodiniuose klausimuose, diskusijose pačio masto. Tas mes šnekame apie 500 000 žmonių nužudyta per tikrai trumpą laiko imti ir nužudyta pačiais brutaliausiais būdais, kokiais tai galime įsivaizduoti. Jau nekalbant apie milijonų žmonių, kurie tampa pabėgėliais ir bėga į kaimynės valstybės Tanzaniją, Ugandą, Zairą, dabartinę Kongo Demokratinę Respubliką. Ir kai kuriais atvejais tie pabėgėliai ir jų palikuonys dar ir dabar gyvena kaiminėse valstybėse, negalėdami grįžti į Ruandą, bijodami represijų, persekiojimo ir potencialiai mirties. Tai iš tiesų yra, na, sunkiai protų suvokiama, kas įvyko prieš 30 metų ir reikia pripažinti, dėja, irgi truputėlį skaidrėse tą dalyką paliesiu, vakarų bendruomenė suvaidina ne patį geriausią vaidmenį, gal labiau, sakykime, tokį bailų vaidmenį ir aišku, yra dabar gal lengviau teisti iš šiandienos perspektyvos, bet kritikos netrūko ir tada, kai vyko įvykiai ir iškart po jų, kad konkrečiai Prancūzijos vyriausybė, Belgija, kai buvusi koloninė metropolinė imperinė valdžia kontroliavusi Ruandą, ar Jungtinės Amerikos valstijos, o jo labiau Jungtinės tautos galėjo būti aktyvesnės, stabdant, siunčiant taikdarius, gelbstint nekaltų žmonės, nes informacijos turėta, informacija tikrai buvo suvokimas vakarų sostinėse, kas vyksta ir kokio masto skerdynės vyksta, bet tuo pačiu būta nemažai pasyvumo, kas tikrai, turbūt liečia Jungtinės tautas, Srebrenica, buvusi Bosnijoje genocidas,
ir žudynės, ir tada Ruanda, na, tikrai labai rimtai diskredituoja jungtinių tautų visą taikos palaikymo modelį, nes tiesiog keliamas klausimas, tai kokie jūs taikdariai, jeigu būdami ten nesugebate sustabdyti tokių įvykių. Tai vienu žodžiu, yra tų momentų, bet reikėtų turbūt truputėlį įvesti kontekstą, kalbant apie pačių įvykių raidą. Čia tokia lentelė, kur matote, yra chronologija, kuri praeida nuo 59 metų ir paskui detalizuoja jau labiau, sakykime, visiškai įvykių eigą, savaičių turbūt imtimi, kartais netgi dienų imtimi. Tai vienas dalykas, kuris tikrai labai aiškiai pasimato skaitant literatūrą, kad tai, kas įvyko Ruandoje, nebuvo tikrai įvykiai iš giedro dangaus, nes taip, mažesnių mastų, bet vis tiek skerdynės, žudynės egzistavo Ruandoje kaip minimum nuo 60-ųjų metų ir ypatingai šiuo atveju, pakalbėsim irgi netrukus apie tas pagrindinės etninės arba socialinės skirtis, bet iš tiesų valdančioji hutų dauguma populiacijos prasme, kurie paima valdžią tampus Ruanda nepriklausomą valstybę, tai yra 62 metais, iš tiesų visą tą laiką turėjo kovoti su tutsių mažuma, arba kuri buvo nepatenkinta pasikeitusią situaciją politinę valstybėje, arba patys hutai iš principo sufabrikuodavo dirbtinai etinės socialinės įtampas, kurias suvaldydavo eilinių smurto proveržių vienoje ar kitoje prefektūroje, provincijoje. Ir sakykime, tai mes jeigu žygiuojam taip nuo 62 metų iki 94-ųjų, tai tiesiog kiekviename dešimtmetyje arba netgi penkmetyje mes randame gana rimtus smurto proveržius, kur eina kalba apie 10 000 žmonių nužudytų, 10 000 žmonių pabėgėlių. Dėl to 94 metų įvykiai viena vertus yra tik labai didelė, ekstremali baigtis vykusių procesų, bet kartu tai nėra, kas liečia, kas žudo, ką žudo, nėra nieko naujo, nes tai tiesiog egzistavo valstybėje ištisus dešimtmečius. Ir tai dabar turbūt ir tą reikia nubrėžti momentą. Tai kalbant apie situaciją, tai kas Ruandoje, kas ką kankina ir žudo. Tai mes kalbam apie tutsi ir hutų. Tai skirtis, kur skaitant įvairią mokslinę literatūrą žmonių, kurie tyrinėja Ruandą, jos istoriją ir visuomenės raidą jau po pačio genocido, yra toks, sakyčiau, besiformuojantis konsensusas, kad istoriškai tutsiai ir hutų tai nebuvo etninės gentis, o labiau socialinės grupės, kur tutsiai buvo gyvulininkystę užsiiminėjantis žmonės, bendruomenė, o hutų buvo žemdirbiai. Ir tiesiog vieni, kaip sakoma, augina, ką valgyti, nežinau, žemės ūkio produkciją, kiti gano karves ar kitus gyvulius ir taip užsiiminėja prekybą. Ir 19 amžiaus antroje pusėje Ruanda yra karalystė, jinai dar nėra valdoma nei vienos vakarietiškos imperijos, tai atsitiks visiškai 19-20 amžiaus sandūroje ir jos kontrolė iš pradžių tą teritoriją pasiims, kontroliuos prižiūrės Vokietija, o vėliau ilgainiui tai bus Belgijos valda. Ir jau tuo metu, dar esant nepajungta į vakarietiškas imperinės erdves, Ruandoje, sakykime, tutsiai hutų yra skirtis, jau pačioj karalystėje vystosi, kad yra du socialiniai sluoksniai, bet jie yra lankstus. Grubiai tariant, gali pasiekęs tam tikrą turto lygį, turėdama socialinių kontaktų ryšį iš hutų tapti tutsių. Tiesiog, tai nėra, kad tu pakeiti etniškumą, tu pakeiti savo statusą socialinį. Abiejų bendruomenių miksas egzistuoja, vyksta šeimos kuriamos iš abiejų bendruomenių atstovų. Ir tai yra labai lanksti ir gana dinamiška visa sistema. Kai ateina vakarų kolonistai, jie randa šitą sistemą, bet jie įneša savo, kaip čia pasakyti, savo prieskonius
intelektualinius konceptualius, nes pritaiko vakaruose tuo metu egzistuojančias sampratas, kurios yra, vėlgi, 19-20 amžiaus sandūroje egzistuoja iš principo du pagrindiniai tokie sociumo visuomenių grupių, atmetus komunistinį, aišku, darbininkai, buržua skirstymai. Tai yra vienas rasinis, rasizmas yra tikrai labai populiari skirtis tapatybinė amžių sandūroje, bet taip pat ir etninis tautinis. Ir atvykę, iš pradžių vokiečiai, paskui belgai, kai randa jau tam tikrą socialinę sertifikaciją, tutsius ir hutus, kurie, reikia pripažinti, yra savotiškai, bet čia jau įneša savo interpretacijas ir vakarai, galima kai kuriais atvejais matyti netgi fiziologinius skirtumus, kad tarsi tutsiai yra truputėlį aukštesni ir šviesesnės tos tamsios odos, kas yra manoma, kad dėl to, kad jie atkeliavo labiau iš, sakykime, nuo Šiaurės Afrikos, dabartinės Etiopijos, subsacharinės zonos, o hutų yra žemesni ir tamsesni, tai reiškia labiau vietiniai gyventojai, tos juodosios Afrikos. Nes ką padaro šiuo atveju konkrečiai belgai, tai jie tiesiog pradeda traktuoti tutsius ir hutus kaip dvi skirtingas rasinės ir etinės bendruomenės. Ir pavyzdžiui, baigiama yra to, čia pavyzdys, aišku, jau arčiau, pavyzdys tasme, kad ką padaro belgai, neklystų 1934 metais ar kažkas tokio, jie įveda tapatybės kortelių visą sistemą, kur tiesiog, kaip matote, viršuje etniškumas tasme tave suskirsto. Tai yra hutų, tutsi, tva, dar yra labai maža bendruomenė, kiti jos vadina pigmėjais, aš nežinau, ar tai yra netgi šiais laikais dar kiek į galą korektiškas terminas, bet grubiai tariant, irgi vietinė bendruomenė, kurie yra, tasme, jie tikrai yra žemaūgiai, kiek teko matyti nuotraukas, ir yra atskira agentinė struktūra, tva. Tai ir šiuo atveju, sakykime, tu, jeigu esi, šiuo atveju tu gauni pasą realiai. Ir jeigu tu anksčiau galėjai būti hutu, bet tau sekasi gerai, nežinau, tavo veikla, darbas, tu turi daugiau lėšų, ar tau pavyksta, kaip čia sakoma, nutekėti į tutsi giminę per santuoką, tu gali pakeisti savo statusą. Dabar, turint jau pasą, tu esi arba tutsi, arba hutu. Tas miksas, jis tarsi vyksta, bet, pasas, savidentifikacija ir valstybinė tapatybė, jinai tampa vis labiau sertifikuota. Ir mes taip įžengėm ir Antro pasaulinio karo laikmetį, ir iškart po jo, kai jau prasideda ir dekolonizacijos procesas, išsivadavimo laikotarpis, kur mes iš tiesų baigiam tuom, kad, dėl įvairių dinamikų, dėl pačios autentiškos pačios Ruandos istorinės raidos, plus vakarietiško imperinio valdymo ir jų atsineštų mąstymo apie sociumo skirsnius, įtakos, mes baigiam tom, kad mes turime visuomenę, kurioje dauguma, ir čia yra labai svarbu pabrėžti, dauguma populiacijos prasme yra hutų. Bet kadangi jie yra žemdirbiai, jie visą laiką istoriškai buvo neturtingas sluoksnis labiau ir mažiau išsilavinęs, ir tie patys belgai gana mažai ilgą laiką investavo į hutų bendruomenės lyderių rengimą, ar taip, kad būtų genčių vadai, prefektūrų vadai, genčių, tai aš turiu mininę genčių, atsiprašau, klanų vadai, kurie prižiūrėtų konkretų kaimą, jie labiau, sakykime, investavo į tutsius, kurie buvo visą laiką turtingesni, ir taip jie tampa labiau to, sakykime, elitu, kuris ir prie belgų yra valdantysis. Jie dominuoja. Ir va čia gaunasi tas momentas, kad realiai Ruandoje mažuma valdo daugumą, ir kai prasideda diskusijos, ir kadangi Afrikos kolonijos palengva tampa nepriklausomis valstybėmis, tie klausimai ir diskusijos yra neišvengiami ir Ruandoje, tada prasideda momentas, tai ką darom ir kaip čia tas valstybė turi keistis. Ir va šitoje vietoje iš tiesų aš gal tada grįšiu taip prie buvusios skaidrės, jeigu man leis sugrįžti mano paties kompiuteris. Tai va čia ir tampa svarbu visas šitas skirstymas. 59 metais hutų intelektualai išleidžia tokį atsišaukimą, sakykime, kad visgi turi būti įvykdytas socialinis teisingumas ta prasme, kad jeigu hutai yra valdančiai dauguma populiacijos prasme, tai jie ir turėtų turėti
kaip minimum lygų, o gal net ir svaresnį žodį, kalbant apie tai, kas vyksta ir kaip funkcionuoja visa valstybė ir kas yra valdžioje. Ir šiuo atveju belgai, reikia pripažinti, iš tiesų, žiūrėdami tą tokį gal demokratiškumo principą, realiai priima šitą idėją. Ir kai Ruanda tampa nepriklausoma, iš tiesų įvyksta tas lūžis, tai vadinama socialinė revoliucija arba tiesiog revoliucija literatūroje, kai kalbam apie Ruandą, kad nuo 63 metų dauguma hutai ir yra tie, kurie ir yra valdantieji. Jie turi prezidentą, sakykime, šiuo atveju hutų bendruomenės atstovai dominuoja kariuomenėje, vyriausybės postuose, genčių lyderių postuose ir taip toliau. O tutsiai, kurie realiai nuo karalystės laikų ir per imperinį valdymą vakarietišką buvo dominuojanti grupė, tampa ta, kuri praranda valdžią. Ir dėl to dalis tikrai atsitraukia ir pabėga į dabartinį, kaip sakau, ypatingai į dabartinį Demokratinio Kongo Respubliką. Ir tas bėgimas, dėja, reikia pripažinti, ir ta socialinė revoliucija irgi nėra, kaip čia, švelni. Yra daug ir žudynių, nes iš tiesų, nauja bendruomenė perima valdžią, ją įtvirtina tie, kurie turėjo tos privilegijos socialinės, jas praranda, tai tokia kaita tikrai niekada nebus be krauja ir jos tikrai yra nemažai. Ir tie tutsiai, kurie pabėga, jie suvaidins didžiulį vaidmenį, arba jų palikonis didžiulį vaidmenį jau 94 metų genocido kontekste, tai aš prie to dar tikrai grįšiu. Tai kalbant apie visus šitų, ir kas yra svarbu pabrėžti, kad kai Ruanda tampa nepriklausoma, ir kai tu gali rašyti ir konstituciją, ir perdėlioti, sakykime, tam tikrus paveldo dalykus iš imperinio valdymo, hutai gali, bet nenori ir neatsisako, sakykime, tos nacionalinės tapatybės kortelės idėjos. Grubiai tariant, tai, ką sukūrė belgai, kad yra pasas, sakykime taip, kuriame yra nurodomas tavo etniškumas, jis yra paliekamas. Ir iš dalies, galim sakyti, hutai sutinka, kad jie patys pradeda labiau kalbėti apie hutus ir tutsi kaip etninės rasinės grupės, o ne socialinius sluoksnius. Tai tas, sakykime, labiau imperinis paveldas yra paliekamas, nes kodėl? Nes jeigu tu skirstai pagal tokį pjūvį ir vaidini demokratiją, o pradžioje jinai yra bandoma turėti, tai hutai būdami dauguma, reiškia, sakykime, demokratiškai jie išrinks daugiau savo atstovų ir hutai, kai būdami etninė demografinė dauguma, jinai turės ir valdžią valstybėje. Tai taip ir mes gauname tą visą situaciją, kur realiai demokratija ilgai neužsilaiko ir labai greitai mes perėmėme prie diktatūrų, viena jinai trunkanti nuo 63 iki 73 metų, tai čia aš per daug nesivelsiu, bet skaitant vienas dalykas tikrai yra akivaizdus ir aš tiesiog galvoju jau ir kaip ir dėstytojas, kuris dėsto tarptautinius santykius, kad mes visgi reikia pripažinti ir kaip buvę Sovietų sąjungoje per šaltojo karo laikais mes nelabai ten žinojome, kas dedasi pasaulyje, netgi propagandinė prasme apie kažkokias skerdynės, žudynės vykstančius, nežinau, Lotynų Amerikoje, Afrikoje, ar jau dabar kaip labiau vakarų pasaulio atstovai, kur kartais neinvestuojame savo intelektualinio laiko, suprasdami, kuom gyveno kiti kontinentai 60-aisiais, 70-aisiais, 80-aisiais. Nes vienas dalykas labai krenta į akis. Žudynių mastas. Pačioje Ruandoje, kaimyninėme Burundyje, 73 metais 10 000 hutų yra žudomi ir skerdžiami. Ten jau Burundžio dinamika. Kongas savo turi, Zairas savo bėdų turi. Tai kai skaitai tas visas, sakykime, iš dalies vakarų imperijų atsitraukimas ir paskatina didesnės žudynės, nes reikia kovoti dėl tos galios pozicijos, kai kuriais atvejais sukūrė dirbtinai tas įvairias socialinės etninės įtampas, kol buvo imperiškai valdoma ir tada jau žmonės pradeda žudyti, nes tu toks, tu anoks, tu tokį dievą tiki, nes vieni musulmonai, kiti krikščionys ir taip toliau. Tai yra tikrai labai daug smurto. Ir aš manau, kad mes, jeigu norime suprasti ir dabartinės Afrikos dinamiką, ypatingai
sakyčiau, vakarų Afrikos ir vidurio Afrikos dinamiką. Mes turime iš naujo labai rimtai pažiūrėti į šitų regionų, į valstybių istoriją ir manau, kad savotiškai taptų aiškiau, ar bent jau konteksto prasme aiškiau, kodėl mes ten turime ir dabar situacijas labai nestabilias, kuriuose tikrai yra labai daug smurto ir tikrai yra labai daug žudynių, nes realiai tai yra tęstinumai, kurie eina dešimtmečiais. Ir dauguma valstybių dabar mini 60 metų nepriklausomybės Afrikos kontinente, tai daugeliu valstybių istorija ta 60 metų su retom išimtim buvo taikus ir ramus. Visą laiką politinis smurtas, žudynės, skerdynės, bet niekas neperspėjo Ruandos genocido. Čia didžiausias mastas per trumpiausią laiką. Tai dabar judėkim jau į mūsų dienas, bet tas kontekstas yra svarbus, nes tas visas ir stratifikavimas visuomenės, kur iš socialinių sluoksnių mes sukuriam rasinės, etninės tarsi grupės, saviidentifikacijos ir tada įvykęs valdžios apsikeitimas tų grupių kūrė tą visą nuolatinę įtampą. Nes viena iš mantrų, kurią kartos hutų populistai, nacionalistai, kaip jūs būtų galima vadinti, yra tai, kad tutsiai yra blogiečiai arba tutsių gretose yra labai daug neigiamų kaip čia kenkiančių elementų, nes jie taip ir nesusitaikė su 60-ųjų metų įvykusią revoliuciją, kad hutai tapo valdantieji. Ir tai yra ta tokia mantra populistinė, kuri yra kartojama, kad negali pasitikėti tutsiais 94 metais, nes jie niekaip, per 30 metų jie niekaip negali susitaikyti su tuo, kad jie nebėra valdžioje. Ir vadinasi, vos ne vienintelis kelias išspręsti šitą problemą, juos eliminuoti kaip bendruomenė. Ir tai yra nuolatos kartojamas dalykas. Tai gerai, tai judam toliau, tai gal, sakykime, kalbant apie tam tikrus niuansus ir kodėl konkrečiai jūs matote šitą vyriškį savo ekrane, tai yra svarbu tuom, kad tai yra Ruandos prezidentas, kurio mirtis ir bus iš principo, gerai, ir priežastis genocido ir tas paskutinis lašas, nes jis žūsta balandžio 6 dieną ir realiai su jo mirtimi prasideda skerdynės, tarsi vos nesignalas, kad laikas imtis veiksmų. Ir konkrečiai šitas, matote jo ir vardą, pavardę, turėtumėt matyti, aš truputėlį nematau, slanda čia man nustoja, bet prezidentas jis perėmė valdžią 73 metais perėmimo būdu, jis yra, aišku, vėlgi hutų bendruomenės atstovas, ir pirmas dešimtmetis valdymo, kiek vėlgi matau iš literatūros, yra tarsi, jam pavyksta rasti kažkokį stabilumą visuomenėje, nes kažkaip ir lygis pragyvenimo kyla, ekonomika, nes ir užsienio investicijų daugėja, prancūzai ypatingai remia, palaiko ir tikrai yra žinoma ir dokumentuota ne kartą, kad Mitteranas, Prancūzijos prezidentas, buvęs juo kaip tik šaltojo karo pabaigoje ir šitų įvykių kontekste, ypatingai mylėjo Ruandos, mylėjo arba mėgo, tikslesnis žodis būtų mėgo šį Ruandos prezidentą, tai kai kuriais atvejais ir užmerkdavo akis prieš jo vykdomą drastišką politiką, ar suorganizuodavo ginklų, parduodavo lengvatiniam sąlygom ir visa kita. Tai nemaža dalimi iš tiesų, kai žiūrime į Ruandą, Prancūzijos vyriausybei krenta daug kritikos strėlių, kad jie realiai rėmė hutus ne paties genocido metu, bet jo išvakarėse duodami ir ginkluotės parduodami, žinodami, sakykime, kad nuolatos vyksta pogromai, represijos, žudynės, bet vis tiek šiuo atveju toleravo tokį režimą ir buvo pokyčių spaudimo ir apie tai irgi pakalbėsim. Bet iš tiesų, tai šitas prezidentas, jis valdo 20 metų, tai pirmas dešimtmetis ok, bet antras dešimtmetis ir ypatingai, aišku, susijęs visas kontekstas su šaltojo karo pabaiga, kuris, sutikime, tai perbraižo gerokai visą ideologinį geopolitinį žemėlapį ir visai pasikeičia visą dinamiką tarptautinę geopolitinę, veda prie įtampų ir
pačioje Ruandoje ir šiuo atveju Ruandoje, ir kaimynėm Burundyje, ir tam pačiam Zaire. Ir kartu Sovietų Sąjungos žlugimas, visi esame girdėję Francis Fukuyamo teigimo, kad laimėjo, kaip čia istorijos pabaiga, nes vakarų liberali pasaulio tvarka laimėjo ir tai yra baigtinis projektas, nieko geriau negali būti, vadinasi, kaip ir istorija sustoja, dabar demokratijos laika bus amžinai ir išliks. Kaip žinome, tai buvo labiau pageidavimo koncertas arba wishful thinking negu realybė, bet kas yra svarbu tame kontekste, to tokio demokratijos laimėjimo hype, yra tikrai didesnis spaudimas įvairių kontinentų valstybių lyderiams, ar tai būtų Latino Amerika, Pietryčių Azija ir ta pati Afrika, iš vakarų Europos arba Amerikos, sakykime, kad visgi reiktų kažkaip labiau įnešti tos demokratijos, sakykime taip, į valdymą, kad negali būti vienos partijos valdymas, kad turėtų būti visgi daugiapartinės sistemos, kad turėtų būti visgi organizuojami rinkimai ir etninės, socialinės mažumos turi turėti teisės būti reprezentuojamas ir taip toliau. Na ir Ruandos lyderis yra spaudžiamas daryti tos pokyčius ir palengva mes judame prie tam tikros, sakykime, dinamikos ir aš dabar galvoju, kažkur mano skaidrės biški pastrigo, bet tai tasme, kad režimas yra raginamas atsiverti, labiau demokratizuotis, kur su ir Paryžiaus beje spaudimu ta demokratizacija jinai palengva vyksta, bet tai pradeda nebedžiuginti, gal prie Kagamės mes grįšime vėliau, čia irgi yra svarbus personažas, ir gal mes prie šito vėliau grįšime. Aš noriu grįžti prie šitos schemos. Tai grubiai tariant, mes pradedam turėti daugiau demokratizacijos, kas reiškia, kad valdantysis hutų elitas, esantis valdžioje iš principo beveik, taip, gerus, sakykim, taip, 20 metų, ne 20, 30 metų, tasme dabar jie turi spaudimą dalintis tą valdžią. Gal, sakykime, su tais pačiais tutsiais, tai ten pradedamos kurti fiktyvios partijos, kur hutų tarsi nėra viena partija, yra 3-4, bet realiai vis tiek visi veikia kaip viena klika. Bet, sakykime taip, tas spaudimas demokratizuotis įneša įtampų ir viena iš tų įtampų, kaip čia pasiekmių, yra tokia, kad hutų lyderiai supranta, kad jeigu iki šiol valdymas buvo toks labiau autoritarinis ir elito lygmenių, dabar ta demokratizacija veda prie tokio labiau masinės politikos, nes tu pradėsi iš tiesų, jeigu turi daugiapartinę sistemą, tai vis tiek ir rinkimai ir visa kita, tai prasideda judėjimas, kuris vadinasi Hutu Power, kuri pradeda, kaip čia, mobilizuoti eilinius hutus. Tai gali būti fermeris, tai gali būti smulkaus verslo savininkas. Jie yra mobilizuojami, labiau doktrinuojami, atsiranda alternatyvius, sakykime, taip, tokie radikalesni informacijos kanalai, kaip leidiniai, kaip radio stotis, kurios jau pradeda varyti labai stiprią, griežtą antitucinę retoriką, kad čia tutsi lobby paspaudė, privertė. Taip pat reikia pripažinti, kad čia dar įsijungia ir kitas dėmuo, yra toksai sukurtas patriotinis Ruandos frontas, kuris tai yra egzilėje gyvenantis tutsiai, kurie pabėgo 60 metais ir pagrinde tai yra Uganda ir Zairas. Ir ten jie susiorganizuoja, gauna šiokios tokios paramos iš vakarų ir jie susibūrė į karinės grupuotės, karinius vienetus, susivienyje ir 90-aisiais pradeda puolimą Šiaurės Ruandoje. Grubiai tariant, jie bando nuversti hutų valdžią, sakykime, taip ilgojo laikotarpio ambicija yra tokia, padėti tutsi bendruomenės nariams, kurie yra Ruandoje, kurie yra engiami. Tie kariniai veiksmai pradžioje nėra iki galo sėkmingi, visgi kovos kokybė yra prastoka ir ta tutsių egzilio kariuomenė tikrai patiria ne vieną kovinį sumušimą, bet ką tai padaro, tai tasme leidžia tiems, kurie varo propagandą antitucinę, suteikia realų faktą propagandai, kad tasme tutsiai organizuojasi, kad jie ateina ginklu
ir kad hutai turi ruoštis kautis. Ir antra, tasme, kad toks kariavimas rodo, kad tutsiai tikrai nesusitaiko su tuo įvykusiu galios pokyčiu 60-aisiais. Ir trečia, kad ir tai yra vėlgi faktologiškai tokiu atveju būta, kad tutsiai, kurie yra likę Ruandoje, gana aktyviai bendrabiauja su tutsiais, kurie gyvena egzilyje. Grubiai tariant, propagandinė žinutė yra tokia, kad nėra draugiško tutsio. Ir netgi didesnis priešas yra tutsis gyvenantis Ruandoje, negu tutsis gyvenantis Zaire. Ir jeigu hutai nori toliau išlaikyti valdžią ir, sakykime, ir skleisti demokratiją, bet tai tutsiai ir valstybės viduje yra problema. Jie yra išdavikai, jie nesusitaiko su savo statusu ir turi kažkas būti daroma. Ir tai yra nuolatos kartojama ir kartojama ir kartojama. Ne? Ir tai tas nuotaikas pradeda vis labiau ir labiau, sakykime, kaitinti, bet vis tiek prezidentas Ruandos yra tikrai spiečiamas vis labiau į kampą, kaip čia, ir vakarų valstybių, nes egzilyje esantis tutsiai gana sėkmingai, kaip čia, partizanauja, sakykime, taip, šiaurės Ruandoje ir kaip nuotrauka, grįžkime atgal, Polo Kagamės, ir dabar jis dar yra Ruandos prezidentas, visgi kontroversiška persona, žiūrint į visus 30 metų, ką jis yra nuveikęs. Jis yra žmogus, kuris sustabdo genocidą ir realiai atstato Ruandą, bet kartu tai daro pasitelkdamas, mano manymu, ir ne tik mano manymu, kontroversiškas priemonės. Tai Polas Kagame 90-ųjų pradžioje yra pulkininkas, amerikiečių apmokytas, kuris grįžta į regioną ir sutelkia, sakykime, nukraujavusius tutsių kovotojus ir jie pradeda vykti visai neblogą partizaninį kariavimą, kur situacija veda link to, kad niekaip Ruandos valstybinė kariuomenė su jais nesusitvarko ir nenori reikia eiti kažkokį tais, sakykime taip, pokalbį. Ir 93 metų rugpjūtį Tanzanijoje, Arušos mieste yra pasirašomas, sakykime taip, taikos susitarimas tarp Ruandos vyriausybės ir tutsių kovotojų, kur iš principo, galim sakyti, politiškai tutsiai kovotojai pasiekė politinę pergalę. Tikrai ne karinę, bet politinę pergalę, nes yra sutariama, kad Ruandoje visgi bus bandoma kurti santarvės vyriausybę, kad abi socialinės etinės bendruomenės didžiausios dalinsis valdžia ir taip toliau. Tai labai supykdo hutų elitą iš literatūros, nes daug yra, kadangi dauguma dalyvių miršta arba per genocido momentą ir dokumentai pasimeta, tai kai kuriais atvejais iki galo visgi neaišku, kiek prezidentas Ruandos darė visą tai pasitaręs su savo pagrindiniais patarėjais, su savo žmona. Jo žmona yra labai įtakinga ir laikoma tikrąja iš tiesų valdytoja Ruandos, o ne jis. O kiek jis tai padarė visiškai individualiai, bet kuriuo atveju hutų elitas yra supykęs ant prezidento, nes jo taikos sutartis su tutsiais yra matoma kaip pralaimėjimas. Ir kad, yra blogai, kad tokie dalykai dedasi ir įtampa pradeda didėti ir augti. Bet yra sutariama iš tiesų 93 metų rugpjūtį, kad, sakykime, užtikrinant taikos procesą į Ruandą bus atsiųsta Jungtinių tautų taikos stebėjimo misija, kurie žiūrės, kad, sakykime, kad tie pažadai duoti palengva virsta kūnu ir tarsi taikdariai turėtų atskirti dvi kovojančias pusės, kaip matysime eigoje, tai nelabai pasiteisina, bet kuriuo atveju, sakykime, mes turime visą šitą situaciją. Ir taip mes įžengėme į 94 metus, nes mes turime įvykusias taikos derybas, naują politinį procesą ir visada, kaip sakoma, kad dalykai nestovi vietoje, reikia iš naujo persiderėti ir Ruandos prezidentas jaučia karštį iš savo etinės bendruomenės, iš savo patarėjų ir jis neapsisprendžia iš tiesų Jungtinių tautų misijos rolės, koks rolė turėtų būti. Ir baigėsi tuom, kad 94 metų balandžio pirmomis dienomis jis yra išvykęs į Tanzaniją
į regioninių valstybių lyderių susitikimą. Ir balandžio 6 dieną, grįžtant namo, jau leidžiantis lėktuvui sostinės Kigalio oro uoste, į lėktuvą yra paleidžiama raketa ir lėktuvas yra susprogdinamas. Kartu su juo prezidentas miršta, kartu su juo miršta ir kaimyninio Burundžio prezidentas, kurį Ruandos prezidentas, kaip čia, pavėžėjo, sakykim taip, žūva karinė vadovybė, kariuomenės vadas, jo pagrindiniai komandos žmonės, vadinasi, tie žmonės, kurie ir žinojo gal kaip kovoti ir prieš tutsių sukilėlius, bet kartu ir žinojo visgi kokiom nuotaikom gyvena kariuomenė. Ir va čia yra tas momentas, kad balandžio 6 dieną įvykęs prezidento nužudymas ir niekam nekyla abejonių, kad tai buvo nužudymas, raketos paleidimas. Iki šiol yra diskutuojama, kas tai padarė. Vieni, bet čia mažuma, sako, kad tai padarė patys hutai, elitas, tiesiog jiems prezidentas tapo neparankus, jo politika per švelni, per mažai radikali ir jį reikėjo eliminuoti. Kontrargumentas yra tai, kad nepaisant to, kad po to prasidėjo masinis genocidas ir skerdynės, mokslininkai visgi diskutuoja ir ginčiasi dėl to, kiek, sakykime, genocidas arba tokio masinio žudymo dalykai buvo iš anksto suplanuoti. Grubiai tariant, ar egzistavo konkretus planas parengtas porą metų prieš tai, kad vieną dieną bus tutsiai žudomi ir buvo tiesiog pasiruošta tam atrinkti žmonės, sudaryti sąrašai, paslėpti ginklai ir taip toliau. Yra indikacijų, kad to būta, bet ar iš tiesų buvo ruoštasi tokiam masiniam, nes ir sako, kad kai žuvo prezidentas, grubiai tariant, daug kas vyko gana improvizuotai iš hutų valdančiosios daugumos, vadinasi, tarsi indikuoja, kad jeigu tu suorganizavai pasikėsinimą, tu tarsi gal ir turėjai būti labiau apgalvojęs, o ką tu darai po to, kai jis įvyksta sėkmingai, kaip tu valdžią perimi, nes atsiranda nauji valdytojai, kaip tu darbus paskirstai. Ir tas neapibrėžtumas ir tam tikras chaosas, ir kas reikia beje pastebėti, kad ypatingai kariuomenėje, ne visi kariuomenėje iš tiesų norėjo veltis į tutsių tokį masinį naikinimą. Buvo tikrai daug nuosaikių karininkų, bet ilgainiui jie buvo overruled arba patys eliminuoti, apkaltinti kaip tutsių draugai, kurie yra nepatikimi hutai ir kurie turi būti nužudyti. Tas beje galioja ir nemažai daliai politikų. Apie tai dar irgi pakalbėsiu. Tai yra viena interpretacija, kuri yra turbūt ta silpnesnioji interpretacija, o stipresnioji yra tai, kad tutsių sukilėliai, šiuo atveju Kagamės vedami, ir turėdami žvalgybinę informaciją, jie tai suorganizuoja, suprasdami, sakykime, kad prezidento eliminavimas realiai įneš chaosą pačioje valstybėje ir tai leis tutsiams, sukilėliams, kurie yra tikrai geriau organizuoti kaip karinė struktūra, visgi perimti iniciatyvą ir, iš principo, užimti visą Ruandą ir įvesti savo valdžią. Bet šiuo atveju, ar jie galėjo numatyti, kad bus tokios skerdynės, tai tada ir kyla klausimas, ar tikrai tu darai tokį sprendimą, tarsi nujausdamas, kokiais gali susidūrimas baigtis. Konkretaus atsakymų iki šiol nėra, gal mes jį žinosime ateityje, nes gal amerikiečiai, britai ir prancūzai žvalgyba turi detalesnius duomenis, bet tai yra po slaptumo grifa ir bus išviešinta, kai praeis 50 ar 100 metų ir ateities istorikai galės cituoti kokį nors konkretų dokumentą, žvalgybinę ataskaitą apie tai, kas ką padarė. Bet dėl ko visi sutinka, kad prezidento nužudymas, tikrai buvo tas paskutinis lašas. Kad realiai balandžio 6 vakaras yra tas lūžis, kuris tiesiog aktyvuoja procesus negrįžtamai ir labai labai sparčiai. Jau kitą dieną eina situacija prastyn, bet labiausiai, sakykime taip, mes šnekame apie balandžio pirmos kelios dienos ir žudynės prasideda, bet jos dar yra tokios įsibėgėjančios, bet balandžio 11-12 dieną yra priimami sprendimai pereinamosios vyriausybės, kad tutsiai yra priešas ir jį reikia eliminuoti visom įmanomom priemonėm. Ir realiai nuo balandžio, galim sakyti, 12 dienos mes turime sistemingą vyriausybės laikinosios palaimintą ir kartu vykdomą tutsių žudymą.
ir žudimas vyksta tikrai labai sparčiai ir kaimynas kaimyną žudo, nes vėlgi, nors, kaip čia pasakyti, nors tutsiai ir hutai tarsi nesutarė tarpusavyje, arba toks buvo kuriamas propagandinis įspūdis, bet jie negyveno kaip atskiros bendruomenės, tasme atskirtyje, vienas rajonas tų, kitas rajonas tų. Realiai, įsivaizduokime, bet kuris tipinis lietuviškas miestas, kuriame yra privačių namų kvartalai, tai tiesiog fiziškai vienas namas, kuriame gyvena hutai, kitas namas visiškai kaimynas, už tvoros yra tutsis. Ir taip visos bendruomenės, taip visose kaimuose persimaišymas. Tasme, jie negyvena tokiais getais ar segregacijai. Jie yra tiek persimaišę, kad tu realiai vienoje gatvėje vos ne, sakykime, gal 50-50 gali būti 50%, 50% gyvena ir tų. Ir tai reiškia, kaimynai žudė kaimynus. Žudė žmonės, kurie matė, kaip, tasme, gal netgi kartu ir šventė, matė, kaip jų vaikai augo. Tasme, gal patys buvo vaikai, ir užaugo kartu ir toliau perėmė savo tėvų turėtus būstus ir namus. Tai tas, sakykime, dar didina visos tragedijos turbūt ir mastą, ir žiaurumą, tasme, kad realiai ant kiek reikia arba įtikėti propagandinę žinutę, arba bijoti nepaklusti duotam įsakymui, kad tu ateini ir žudai ištisom šeimom žmonės, su kuriais tu dešimtmečiais šalia gyvenai ir dalinaisi tą pačią pievą, tą pačią žaidimų aikštelę, kur tavo vaikai ėjo į tas pačias mokyklas ir šventėt mokyklos šventes ir taip toliau. Tai tai yra iš tiesų, kur tai tikrai yra kartais sunkiai suvokiama, kaip, vadinasi, ar buvo kiek tos latentinės neapykantos, ar kiek jinai buvo tiesiog suaktyvinta per paskutinius porą metų iki pačio genocido. Tai aš truputėlį dabar galvoju, kur tos mano skaidrės, ne, aš prie to dar grįšiu atskirai. Ir aš tada noriu grįžti truputėlį prie šito žemėlapio. Tai jau, kaip sakiau, statistika varijuoja ir ginčiamasi galiausiai visgi, koks tas mastas žudynių buvo, kaip minimum 500 000, bet ir mąstoma, kad ir daugiau. Tai ir yra pastebėjimas toks, kad pirmiausia didžiausias žudynės buvo labiau, sakykime, ko arčiau kovos zonos, nes šiaurės vakaruose, tutsių sukilėliai ateinantis iš Zairo arba dabartinio Kongo, DRC, ten tasme kovos vyksta. Tai ko arčiau, sakykime, kovos linijos, to žudynės tutsių buvo intensyvesnės iš karto pirmom dienom. Sostinė, aišku, savaime suprantama, skerdynės vyksta, bet kai kuriuose teritorijose, kaip labai gerai matosi ir pietuose, ar ten netgi Butare kurį laiką, ten vietiniai netgi hutų politikai arba seniūnai kaimų neskubėjo duoti įsakymų žudyti tutsių. Ir kai kurie regionai buvo bent jau pirmas savaitės tikrai tokie priebėgos centrai, kur galėjo slėpti žmonės, tutsiai šiuo atveju. Nes čia irgi yra svarbu pabrėžti, kad ne visi hutai buvo tokie, norintys sužudyti, buvo labai daug nuosaikių hutų. Ir tiek politikų tarpe, tiek ir karininkijos tarpe, tiek tiesiog eilinio gyventojo, piliečio. Bet tokius labai greitai nuosaikius arba nužudė, arba nušalino nuo pareigų. Ir iš tiesų, kai mes kalbame apie Ruandos genocidą, čia yra svarbu pabrėžti, kad tai taip, absoliuti dauguma nužudytų buvo tutsiai, bet yra tikrai skaičių, kad ir hutų buvo nužudyta link 30 000 ir pirmiausia savo paties režimo, o vėliau jau ateinantis tutsių sukilėliai kovotojai, ir keršto paimti, teisingumo siekdami, žudė hutus, nes vėlgi ypatingai, jeigu tai būdavo kokie nors kovotojai, sukarintų grupuočių atstovai, kurie pagrindai ir vykdė tas skerdynės genocido metu. Tai va šiuo atveju, kad jeigu taip jau grinai istorinio teisingumo prasme, tai mes turime suprasti, kad abiejų bendruomenių, ir ne tik jų tasme, bet kenčia abi pusės. Kenčia abi pusės tuo metu ir ne visi hutai yra tokie nacionalistai, populistai, kas tik norit. Yra tikrai nusaikių žmonių, kurie nori ieškoti kitokio būdo, formos, kaip visgi spręsti tas įtampas, bet ir tada kyla klausimas iš tiesų, nes ir tikrai istorikai yra ir ne vieną darbą parašė apie tai, visgi bandant suprasti,
kas nuvedė eilinį hutą, paprastą pilietį, labai dažnai mažai išsilavinusi, dirbanti, sakau, žemės ūkį arba turinti kokį smulkų versliuką, tasme, kaip jie nuėjo į tas žudynes, kur tu pradėjai žudyti savo kaimynus, su kuriais tiesiog dešimtmečiai šalia gyveni. Ir vieni pabrėžia, akcentuoja tai, kad nuo 90-ųjų metų hutų radikalų vykdoma tokia agitacinė kampanija per žiniasklaidą, antitucinė visa agitacija pradeda duoti savo efektą, nes dalis žmonių tiesiog įtiki, sakykime, kad tutsiai tikrai ateis ir visus išžudys. Ir istoriškai, ne, tutsiai tarsi buvo valdantieji, paskui juos nuverčiam 60-aisiais ir jie nori susigrąžinti savo statusą ir tai bus blogai. Dalis žmonių tuom įtiki. Kitas labai įdomus argumentas, kuris, čia šitoje vietoje tikrai jau pasiduodu, reiktų ir man pačiam daugiau dar pasigilinti Ruandos visą istoriją, yra tai, kad, sakoma literatūroje, tikrai kartuojama ne kartą, kad dar nuo karalystės Ruandos laikų, tai yra 19 amžiaus, Ruandoje yra išvystytas visgi socialinis įprotis, socialinė norma, taip, kone aklai paklusti duotam įsakymui. Jeigu tavo kaimo seniūnas arba kitas žmogus su socialiniu statusu duoda tau įsakymą ar pavedimą kažką daryti, tu vykdai ir nekvestionuoji. Toks obedience, toks terminas yra naudojamas literatūroje. Ir sakykime, kad šiuo atveju greta visos propagandos antitucinės įsijungia ir tas socialinės normos veiksnys, kad tiesiog dauguma kaimiškų bendruomenių atstovai gavę nurodymą iš savo seniūno, kaimo lyderio, tiesiog jie, ne tai kad aklai, bet tiesiog vykdo, nes taip yra įprasta, tu nekvestionuoji ir darai viską. Šiuo atveju, net jeigu reikia, ir žudai. Tai yra ir šitas momentas toks akcentuojamas, tai čia sakau, čia jau labiau toks einamas per grinai Ruandos bendruomenės tokią socialinę raidą ir kontekstus, kuris sueina. Taip pat, aišku, yra dalis hutų tai darė iš gryno pasipelnimo, nes, kai nužudai tutsius, tasme, kurie, kaip taisyklė, yra turtingesni, vadinasi, gyvena prabangiau, tai tu plėši jų turtą, pasiėmi jų daiktus, galų gale apsigyveni jų namuose, juos eliminavus. Ir dalis jų yra tiesiog, kaip čia pasakyti, patologiniai žudikai, jiems patinka smurtauti ir jie gauna žalią šviesą tai daryti. Tuo pačiu reikia vėlgi fiksuoti faktą, kad pas keletas metų iki genocido hutai gyvenvietėse buvo pradėję organizuoti milišią, tai čia taip sukarintų vienetų kūrimą ir kartu treniravimą, naudoti ginklus, šaunamosius ginklus, ar tą patį mečetę, kirvį, peilį, tai buvo tam tikrų jo ir rengimo, čia tie genocido, sakykime, kaip čia šalininkai, kurie sako, genocidai buvo ruošiamas iš anksto, šitų sukarintų grupuočių rengimą akcentuoja kaip įrodymą, kad sakykime, kad namų darbai buvo pradėti daryti nuo 90-ųjų ir tiesiog buvo ieškoma geresnio laiko arba siekiama sukurti kuo daugiau apmokytų žmonių smurtauti ir tada tiesiog prasidėjo visas smurtas. Dabar trumpai apie patį smurtą. Tai ir didžiosios žudynės, sakoma, įvyko, šiaip dauguma žmonių buvo žudoma ne namie, tasme, visgi žmonės, kai pradėjo eiti žinia apie vykdomus nusikaltimus, tiesiog pradėjo bėgti. Bet kas atsitiko, tai vėlgi, kaip ir daug visose valstybėse, bet ypatingai turbūt tokio įvairaus reljefo valstybėse gamtinė prasme, kaip Afrikos valstybės, tai tu bet kur, bet kaip nepakeliausi. Tas metu keliauji keliais, kelių skaičius jų yra vienetai, nes tiesiog ten per džiunglės, per kalnus, dėl to yra vadinasi labai lengva, jeigu tu turi kelių kontrolę, tu gali stebėti, kontroliuoti, kas keliauja keliais. Ir viena iš vietų, kur būdavo daug tikrai nužudomo žmonių, tai būdavo vadinami kelių patikros punktai, kur tiesiog tave sustabdo, parodyk savo pasą. Jeigu neturi paso, viskas iš karto įtartinas, tikėtina tucis, žudom, pasą pažiūri, irgi tucis, nušaunam arba suvarom vieną vietą ir sušaudom. Tai viena iš tiesų, tai pakelės kelių patikros
punktai būdavo viena iš tų vietų, kur tiesiog būdavo vykdomos masinės žudynės, tada ėjimas per namus, bet čia tai irgi buvo, bet esmė tai turbūt didžiausia gal vakarams, vakarų visuomenėms paliko tokį didžiausią baisumo jausmą, kai buvo žmonės tutsiai žudomi prieglobsčio vietose. Tai pavyzdžiui, mokyklos, bažnyčios, kur, dabar jau nepasakysiu pavardės istoriko, bet kuris realiai pradėjo visą šito genocido jau pasiekmes ir, aišku, jo dinamiką aprašyti metai po genocido, kai jis jau išvyksta į pirmasis, sakykime, duomenų rinkimo ekspedicijas, kaip jis vadina, ir kai jam pasakojo tie, kurie liko gyvi, kad šiuo atveju vienoje bendruomenėje žmonės slėpėsi bažnyčioje ir vietiniai religiniai vadovai, kunigai sakė, kad viskas, bažnyčia apsaugos, bet finale kartu ir apėmė vienoje bažnyčioje toks fatalizmas kuniga, kurį jau buvo žinoma, kad ateina hutų kovotojai į tą bažnyčią, tai savo tikintiesiems sako, viskas, mes jau numirę, čia nebėra ko tikėtis ir tiesiog susitaikym su likimu, o tas likimas buvo tai, kad toje bažnyčioje keli šimtai žmonių buvo tiesiog žudyti. Ir kai kurie liko gyvi, nes buvo tuo metu pasislėpę po grindimis ar dar kažkas ir galėjo taip papasakoti žmonėms, kurie rinko pirminius duomenis šaltinius apie tai, kaip vyko tos žudynės. Tai bažnyčios, mokyklos, stadionai. Tuoj paliesim tarptautinės bendruomenės rolę, tai buvo vietos, kurios, sakykime, stadionai, didelės erdvės, kurias kažkiek saugojo jungtinių tautų taikdariai, bet kai jiems buvo liepta išvykti, atsitraukti, tai tos vietos tapo tiesiog masinių skerdinių erdvėmis, kur tiesiog žudė be gailesčio ir tiesiog ateini ir tau keli šimtai ar keli tūkstančiai žmonių, kurie yra iš tavo nekenčiamos tutsi bendruomenės ir jie yra čia ir dabar. Ir tiesiog tu turi kalašnikovą, tu turi granatą, tu turi kirvį ir eini darai juodą darbą. Kodėl aš visus dalykus pasakoju, ypatingai apie tas motivacijas, nes po genocido, kai yra jau siekiama įtvirtinti teisingumą, yra sukurtas atskiras, sakykime taip, Ruandos genocido tribunolas, nubausti kaltuosius ir įvesti bausmes, tai tasme ir visą laiką ta bus dilema tiek Ruandoje ir iš dalies ir Srebrenicos kontekste, buvusios Jugoslavijos genocidų kontekste, bausti ką? Bausti tuos, kurie davė įsakymą žudyti, ar bausti tuos, kurie įvykdė egzekuciją, ar bausti visus. Ir Ruandoje, kadangi žudynės buvo tokios masinės ir juose dalyvavo tiek daug žmonių, tai tikrai buvo rimtas jau politinis klausimas, nes jeigu tu bausi kiekvieną, kuris nužudė tutsi, kiekvieną tą, kuris pakėlė kirvį, kyla klausimas, sakykime, tai kiek dar žmonių reikės nubausti, uždaryti kalėjimus. Ar geriau visgi bausi tuos, kurie davė įsakymus. Taip pat pradėjo aiškėti po genocido ir tikrai tai buvo dokumentuota ir pačių tutsių, kurie liko gyvi, kad dalis hutų, paprastų žmonių, žudė arba bent jau padėjo žudyti, todėl, kad buvo prigąsdinti labai aiškiai. Jeigu tu nešausi, aš iššaudysiu tavo šeimą, nes tu būsi įvardintas kaip hutas, kuris prijaučia tutsiams, vadinasi nepatikimas ir tu pats būsi eliminuotas. Ir tada gaunasi teisingumo užtikrime, čia yra tas ir vėlgi skaudus kompromisai. O tai ką tada daryti su tokiu žmogumi, kuris buvo realiai priverstas žudyti, nes arba jis žudo, arba jis ir jo šeima žudoma. Ir tikrai ne hipotetinis grasinimas. Tai kaip tu elgiesi, ką tu darai ir ką daryti su tavimi po visų šitų žiaurumų, kai žinom apie tave, žinom apie tavo elgesį, žinom apie kontekstą, kodėl tu tai padarei, bet visgi tave bausti ar tau atleisti. Ir bausti tuos, kurie tave privertė, kurie laikė pistoletą tau prie galvos ir vertė tave šaudyti. Tai va čia yra tos dilemos, kalbant ir apie teisingumų užtikrinimą, bet kadangi laikas bėga, tai aš noriu truputėlį paliesti kitą svarbią rubriką, kuri yra, kalbant apie tarptautinę bendruomenę. Ir va čia yra, sakykime taip, niuansai, kur va jungtinės tautos pagal taikos paliaubas tarp hutų valdančiosios daugumos ir tutsių sukilėlių 93 metų rugpjūtį
ane, mes turime Jungtinių tautų misiją pačioje Ruandoje. Bet jos mandatas yra labai silpnas. Grubiai tariant, Jungtinių tautų taikdariams yra draudžiama turėti, jie ginklus turi, bet jų nėra tiek daug, kaip norėtųsi, kad jų būtų, kad galėtų turėti. Ir jiems yra duotas mandatas naudoti ginklus tik tada, kai jie yra užpulti, tasme, kai jie turi gintis. Kitais atvejais, jeigu tu matai, sakykime šiuo atveju, skerdynės, tiesiog tu važiuoji gal patrulio mašiną ir matai, kad kažkas kažką pakelėje kapoja. Tau yra uždrausta mandato prasme kištis ir kažką daryti. Čia jūs matote nuotraukoje tos misijos vadovą, kanadiečių generolą Romeo Dallaire, kuris realiai matė ir tikrai, reiktų pasakyti, dėjo pastangas, slydimų ir jis turėjo, bet jis tikrai dėjo pastangas įtikinti Jungtines tautas ir atskiras vyriausybės, kaip prancūzus, belgus, amerikiečius, savo paties vyriausybę, kad reikia kažką daryti. Reikia siūsti arba duoti naują mandatą, arba siūsti daugiau taikdarių, nes taip mes negalim leisti, kad tokie dalykai vyktų, kas dedasi. Ir jis jau tai indikavo dar iki genocido, nes jis turėjo informacijos apie tai, pavyzdžiui, kad tikrai vyksta didesnis kažkoks sujudimas, tikrai buvo dokumentuota ir žinoma, kad yra visos valstybės teritorijoje įrengtos ginklų slėptuvės, kurios esant jau kokia nors kovinė situacijai, kriziniai, būtų išdalinta hutų bendruomeniai. Jis tą informaciją turi, ta informacija yra perduodama Jungtinėms tautoms į New Yorką, atsakymas yra nesikišti. Realiai, balandžio 6 dieną, kai jau yra nužudomas prezidentas ir kai generolas grįžta iš posėdžio, kuriame dalyvavo ir matė, kaip perinamoji vyriausybė yra kuriama ir kuri atrodo juda link to, kad bus pradėta žudyti tutsius, jis grįžęs skambina į New Yorką, raportuoja ir jiems iš, Jungtinių tautų vadovybės, žmonių, kurie yra atsakingi ypatingai už taikos misijų palaikymą, yra aiškiai pasakyta, nesikišti ir nieko nedaryti. Ir čia iš tiesų po to bus labai daug klausimų, ar tikrai generolas Siska labai aiškiai raportavo, ar tikrai taip jau New Yorkas buvo, Jungtinių tautų štabas bendroji būstinė, tikrai buvo tokia nejautri ir nenori nieko daryti. Kritikos, kaip sakoma, žiežibos laksto į vairias pusės, bet faktas yra tas, kad mes turime žydrų šalmus, kurie reziduoja ten, jie nėra labai mėgstami arba jais ne iki galo netikima, nes atsiminkime, kad 93 metų, noriu sakyti, spalį, jei neklystų, yra Mogadišas, Somalis, kur amerikiečiai patiria didžiulį fiasko, o amerikiečiai yra Somalija po Jungtinių tautų vykdoma misija. Tai šiuo atveju Jungtinės tautos jau save yra gana neprastai sukompromitavusios dėl Somalio. Taip pat yra kompromitavimas jau nemenkas vykstantis ir buvusios Jugoslavijos teritorijoje, ir tas tikrai yra žinoma ir toj pačioj Ruandoje. Grubiai tariant, žydrieji šalmai nėra iki galo matomi kaip efektyvūs, patikimi, bet tuo pačiu žmonės, kurie tapo ilgainiui aukomis. Dalis jų tikrai tikėjo, kad taikdariai užtikrins saugumą ir ar atvyks daugiau taikdarių. Ir vakarų sostinės šitoj vietoj, visgi neišpildo tų lūkesčių. Netgi kai kuriais atvejais konkrečiai, dar ką pastebėti, ką padaro su perinamoji vyriausybė, realiai kitą dieną po prezidento nužudymo, tai yra balandžio 7 dieną, visi pagrindiniai opozicijos politikai, o kai kurie ir nuosaikus hutų politikai yra nužudomi. Tiesiog yra eliminuojamas politinis elitas, kuris būtų galėjęs siūlyti kažką, kas galėtų būti nuosaikesnė, taikesnė politika ir taip toliau. Taip pat yra nužudoma ir premjerė, tiesiog ją, grubiai tariant, kovotojai sumedžioja jos pačios namuose ir pievoje nužudo su vyru ir paima į nelaisvę 15 Jungtinių tautų taikdarių, kurie buvo priskirti saugoti ją. 5 iš jų yra Ganos kariai, kurios paleidžia iš karto, 10 buvo belgai. Ir tos 10 belgų karių hutų kovotojai nukankino ir nužudo. Tai tik dar labiau
duoda šalto dušo vakarų sostinėms, sakykime, kad nerizikuo daugiau savo karių gyvybėmis ir ne tai, kad siūskime daugiau ir stabdykime smurtą, bet labiau atsitraukime. Ir yra labai, apie kinus galim pakalbėti filmus, tai yra labai tikrai geras filmas, šito karo rubrika yra sunki, bet tai yra filmas geras, vadinasi Karo šunys, Dogs of War. Ir tai yra filmas apie misionierišką misiją Ruandoje, kur, sakykime, misionieriai, tasme, ten ir vyresnis, ir jaunesnis, jie įsikūrė yra stadione, į kurį vis bėga ir daugiau tų skriaudžiamų žmonių, tutsių. Ir tą stadioną prižiūri, globoja, saugo, sakykime, taip, belgų karių kontingentas, kuris realiai, ką gali padaryti, tiesiog pakelti užtvarą, įleisti, išleisti, bet jie, pavyzdžiui, nieko negali daryti, kas dedasi už stadiono ribų, jie negali šaudyti, jie neturi viso kito. Ir ten yra toks epizodas, kur tas misionierius pastorius kalbasi su tų belgų karių vadu ir sako, tai kodėl jūs nieko nedarot? Ir jis sako, tas belgas, jis tiesiog irgi jau taip rankas, sako, we are here as a monitoring mission, not peace enforcement mission. Ir tas tada misinė sako, aš sako nesuprantu. Mes sako stebim, bet negalim nieko padaryti ir įsikišti. Ir tada sako, bet jūs esate čia, jūs matot, kas dedasi. Ir kodėl nieko nedarot? Ir tas belgas sako, mano vyriausybės įsakymas man kaip karininkui yra nesikišti, nešaudyti ir tiesiog nedaryti nieko, kas atimtų gyvybę man ir mano kariams. Ir galiausiai tasme yra duodamas įsakymas jiems išvykti. Ir filmas, čia galim spoilinti, išgadinti tasme visą tai. Tasme, jiems išvykus į tą stadioną galiausiai hutai ateina. Ir žmonės, kurie ten yra, jau duoda suprasti, kas įvyksta. Tai bet pats filmas toks yra įdomus apie tą dinamiką, apie tą vakarų tokį požiūrį ir galvoju, sėdytų Paryžiuje, sėdytų Vašingtone. Billas Clintonas iš tiesų tikrai yra dokumentuota ir jo aplinkos žmonių tikrai labai, supranta, kas dedasi, bet yra realiai pusę metų gerų praėję po to, kas įvyko Somalija. Ir Mogadišo efektas, esmė, taip kaip, Clintonas bijo, kad Amerikos visuomenė nesupras, ką vėl veikia Amerikos kariai kažkur Afrikoje, kur yra potencialiai rizika vėl prarasti karių gyvybės. Tasme ir vėl bus didžiulė kritika jam, kaip prezidentui, ir tuo pačiu, reitingų praradimas. Ir tokia ta realybė yra, amerikiečių nėra. Bet kas turbūt labiausiai šokiruoja šitoje visoje istorijoje yra tai, kad prancūzai pasitelkė pirmiausia Svetimšalių legiono karius, žinot, šitas prancūzų karinis vienetas, jie atvyksta, jei neklystų, dabar pameluosiu, balandžio mėnesio, grubiai tariant, kažkur porą savaičių jau, kai vyksta tos skerdynės, nes vėlgi yra kadangi vakarų žurnalistų Ruandoje tuo metu, tai tikrai yra pakankamai vakarus pasiekė filmuota medžiaga apie tai, kas vyksta pačioj valstybei, kaip vyksta žudynės. Tai yra atsiunčiamas, tasme, prancūzai atsiunčia su partnersktom valstybėm, pagrindai tai prancūzai daro, išgabenti vakarų piliečius iš Ruandos. Tiesiog išgabenti į saugų prieglobstį. Tai atvažiuoja, jie paima prancūzus, belgus, visus, kas yra randa, išveža. Yra netgi fiksuojami atvejai, kai, sakykime, vakariečiai yra sukūrę šeimas su vietinimis, šiuo atveju dažniausiai vyrai su vietinėmis moterimis, ir realiai neleidžia važiuoti sutuoktiniams. Tasme, vyrai laipinai sunkvežimiu, žmonai pasako, tavęs neįsileis ir išveža. Yra ir tokių situacijų. Ir tas turbūt, tas labai gerai dokumentuota, beje, ir paskutinė tokia skaidrė, kuri, sakykime, rubrika atspindi, tai Ruandos viešbutis. Tikra istorija, bet per jos prieisim, bet tame filme yra tas epizodas iš tiesų, kaip įvyksta tas išgabenimas. Ir vėliau, dabar tai birželio mėnesį prancūzai bando vykdyti humanitarinę tokią kaip ir misiją, operaciją, kurios tikslas yra atidaryti humanitarinį koridorių į Tanzaniją, kad galėtų atsitraukti žmonės saugiai, bet tiesiog pabėgti. Bet gaunasi tai, kad
jie atidaro tą koridorių ir realiai fiziškai tutsiai, kurie gal slėpėsi ir mano, kad gal dabar bus prancūzų saugomi saugiai, jie išeina į erdvę viešą ir juos pradeda medžioti, juos pradeda žudyti tie patys hutai. Ir tasme, realiai ypatingai prancūzų rolė yra iki šiol, sakoma, kontroversiška, nes kad netgi yra kaltinimų, kad jie net jau genocido metu toliau teikia ginkluotę hutų valdžiai. Bet kas turbūt tikrai yra nekvestionuojama, kad vakarų sostinės, vakarų didžiosios valstybės ir jungtinės tautos, matydamos, kas vyksta, realiai nevykdė aktyvios jau šiuo atveju karinės intervencijos, taikdariškos, stabdyti žudynės. Esu skaitęs ir ciniškų tokių vertinimų, kad kadangi žudynės Ruandoje ir tokie etniniai valymai, galim sakyti, pradžioj nebuvo naujiena ir jie vykdavo reguliariai metai iš metų, tai šiuo atveju gal būtų vakarų įsikišimas sustabdęs tokio masto žudynės, kokios įvyko, bet realiai nebūtų panaikinę giluminių priežasčių, kodėl tos įtampos yra ir vadinasi toliau būtų vykusios skerdynės metai po metų. Tai tarsi toks argumentas, tai gerai, kad vienu įpusiu žudė ir truputėlį dėl to dingo priežastis ir smurto dinamika į ateitį žiūrint. Čia galim tikrai turbūt diskutuoti, kas būtų, jeigu, what if, bet kuriuo atveju vakarų valstybės žinodamos, galėdamos, reikia pripažinti ir atsisakė imtis lyderystės. Ir tai, padarė tai, ką padarė. O kalbant apie dar kitus istorinius momentus, tai Ruandos viešbutis turbūt garsiausias filmas apie šitą visą laikotarpį ir kas nesat matę, tikrai rekomenduoju. Nes filmas, kaip visada filmuose truputėlį yra pagražinta kai kurie niuansai, bet tai yra sukurta pagal tikrą istoriją. Veikėjas yra Polas Rusesabagina, turbūt taip reiktų ištarti pavardę, beje, jis buvo apkaltintas prieš gerus 1,5 metų Polo Kagamės kaip, užsienio agentas ir įkalintas ir tik tais didžiulės, tarptautinės bendruomenės pastangomis jis pernai rudenį buvo paleistas iš kalėjimo ir jam buvo leisti išvykti iš Ruandos, nes Kagamė, kuo tolyn tuo labiau yra įvedantis, sakyčiau, taip autoritarinį režimą Ruandoje ir šitas Polas yra, jeigu kalbėti apie tai, kurios Ruandos gyventojus, piliečius, globalus pasaulis žino, tai pasakytų Kagamė patį ir pasakytų, tas veikėjas iš Ruandos viešbučių. Tai grubiai tariant, konkurencija, nors tas Polas, jis neturėjo jokių didelių ambicijų ir politikoje, bet jis buvo, sakykime taip, gyvas, paleistas, bet su juo susidorota. Bet tai tame filme, kas yra tame filme rodoma, tai čia yra vienas svarbus momentas, kad iš tiesų, kad tame viešbutyje, kuris buvo, iš principo vienas prabangiausių viešbučių, sakykime, sostinėje, tai ten yra tikrai duodamas tas prieglobstis, kurie bėga nuo žudynių ir palengva jos pavyks galiausiai evakuoti, bet kartu per tai parodomas visas portretas, kaip keičiasi dinamika, kaip buvę bosai, nebe bosai, kaip, sakykime, vakarų lyderių, politikų, žurnalistų, humanitarinės pagalbos teikėjų, visas, sakykime, ir kančios, ir noras padėti, ir negebėjimas padėti, ir kaip konkretus žmogus, nežinau, kokių motyvų visgi vedinas, bet aš taip žiūrėdamas ir tą filmą skaitydamas, bet kuriuo atveju žmogus pademonstruoja konkrečiai, šitas herojus tikrai nesuvokiamą drąsą vykstančių skerdinių kontekste, gelbsti savo šeimą, aišku, pirmiausia, bet ir gelbsti kiek įmanoma daug žmonių. Ir tikrai išgelbsti, bet tas viešbutis vėlgi iš dalies gali būti per plauką, tik pasiseka, kad jis netaptų mirties spąstais, nes tas didžiulė koncentracija žmonių, kurie realiai, jeigu būtų už jo ribų, būtų žudomi. Ir pavyksta nemažą dalį jų išgelbėti. Tai tikrai, kas nematė filmo, labai rekomenduoju, nes jis toks daugiasluoksnis, labai gerai parodo tų įvairių dinamikų. O baigiant paskaitą, tai turbūt gal tokį dar bendrą kontekstą, tai sakykime, intensyvus žudymas per trumpą laiką, pačiais brutaliausiais būdais ir pačiais tokiais gal netgi primityviausiais: peilis, kirvis, šaunamasis ginklas lengvasis, jokių tankų, jokių artilerijų, granata,
padegimai kai kuriais atvejais, daug prievartos seksualinės, labai daug, tas prievartaujama, živ sklaida beprotiška, nes netgi tie, kas lieka gyvi išprievartauti, paskui jau ir suserga. Tai apie seksualinius nusikaltimus, seksualinę prievartą kaip ginklą karo yra iš tiesų, tai vėlgi, dar viena skaudesnė istorija. Kadaise turėjau bakalauro studentę, kuri šitą temą rašė bakalaurinį darbą, tai ten labai įdomi, jinai ir tų duomenų surinko, kur netgi jau praėjus daugybę metų būdavo kaip čia bylos dėl seksualinios prievartos tai naudojimo Ruandoje būdavo sunkiausios bylos, nes sunkiausia surinkti duomenis, sunkiausiai liudininkus prisišaukti ir dėl to tiesiog labiausiai tokias mažiausiai bylų, mažiausiai sprendimų priimta ir kitų dalykų. Bet kalbant apie tas ir platesnės pasiekmes, mes kalbame apie milijonus pabėgėlių. Nes visgi tutsiai, tie, kurie žudomi, bėga į tą patį, sakykime, vietinį Zairą ar Tanzaniją, vietinės valstybės, paskui aišku, kai tutsiai Kagame sudami užima valstybę ir įtvirtina valdžią, jie sugrįžta, bet tada hutai, kurie bėga, tai jų irgi labai daug pabėga ir tada mes turime 100-tūkstantinės pabėgėlių stovyklas, ypatingai dabartinės Kongo ir Demokratinės Respublikos rėmuose. Ir va čia yra labai svarbu, kad 96 metais, taip, Kagame jau įtvirtinęs valdžią, sakykime, Ruandoje, imasi tokio geopolitinio žaidimo, nes jis bijo, kad taip kaip jis, būdamas egzilyje, sugebėjo suorganizuoti tutsius ir iš užsienio, šiuo atveju Zairo, galėjo vykdyti puolimą į Ruandą ir pasiekti tai, ką pasiekė, tai jis bijo, kad dabar analogiškai hutų pabėgėliai tame pačiame Zaire įsikūrė, pradės telktis į organizuotas grupuotės ir vieną dieną pradės lysti į Ruandą ir bandyti nuversti tutsius, pratęsti genocidą ir taip toliau. Tai ką jis padaro, jis pradeda puolimą Zairo kryptimi, kas išgeneruoja didžiulį karą, Kongo karą vadinamąjį, kur jau tai nebėra Ruandos pilietinis karas, kur elementai yra tutsiai versus hutai toliau kaunasi, bet jau tada gaunasi, kad kaunasi Ruanda versus Kongas, ir tada aplinkinės valstybės įsivelia ir tų įtampų daug ir baigiant, iš tiesų tos įtampos yra iki pat šiandieną. Mano studentai intrakursiai, kurie, jeigu klausosi, netgi darė užduotį šį pavasarį apie tai. Pernai rudenį gal ir nelabai buvo akcentuota lietuviškoje žiniasklaidoje ir informavimo kanaluose, bet realiai buvo didžiulė rizika karo tarp Ruandos ir Kongo Demokratinės Respublikos. Ant tiek įtampa buvo didelė, kad Bidenas siuntė savo aukščiausius pareigūnus, kaip, sakykime, žvalgybos tarnybų vadovus, Blinkeną, tarpininkauti tarp abiejų valstybių lyderių, kad įtampos būtų sprendžiamos taikiai ir arba bent jau ieškant paliaubų sprendimų, nes Kagame ir toliau nerimsta dėl Gomos regiono, kuris yra visiškai pasienyje DRC ir Ruandos. Jo propagandinė žinutė yra tokia, kad hutai toliau turi savo grupuotės, kurios, vykdys puolimą ir bandys nuversti režimą. Vakarų analitikos duomenimis apie tokių hutų grupuotės duomenų yra, bet kad jos yra labai mažos ir mes kalbam apie tik keletą tūkstančių kovotojų, kurie realiai tikrai nepajėgtų nieko padaryti rimto pačioje Ruandoje, o labiau gal yra tai, kad Kagame tiesiog nori ir turi apetitą atsirėžti vadinamai rytinį Kivų regioną, tai yra rytinė Kongo provincija, kuri yra turtinga mineralais ir visais kitais, ir kad tos įtampos, kurios realiai išvirto į karinės įtampas 90-aisiais dėl Ruandų įvykusio genocido, yra labai stipriai rusenanti laužavietė dabar. Ir kad reiktų nenustebti, kad vieną dieną ir tikrai nelabai tolimoje ateityje mes galim turėti tarpvalstybinį karą vėl tarp Ruandos ir Kongo ir tikėtina kaiminių valstybių, tokios kaip Ugandos pavyzdžiui, kur tiesiog vidury Afrikos mes galim turėti tarpvalstybinį karą, kurio ištakos yra, atskirai galim kalbėti apie Kongo, DRC struktūrinį silpnumą,
bet kur didesnės ištakos yra Ruandos nestabilumo pagimdyta tutsių ir hutų įtampa, kuri buvo smurtinė nuo 60-ųjų ir nuo, sakykime taip, 70-ųjų nuolatos buvo vykdytas vienoks ar kitoks tutsių kovotojų puolimas į Ruandą iš Zairo, kuris išvirsta, sakykime, rimtą puolimą genocido išvakarėse ir per patį genocidą, ir iš dalies genocidas yra, galim sakyti, išprovokuotas tų įvykių, ir po to po genocido sekusi Ruandos intervencija į Zairo teritoriją, yra tiesiog tas visas kontekstas smurtinis, kuris, sakau, gali baigtis ir labai dideliu karu vidury Afrikos ir tai nebūtų kažkas, kas būtų, ten kažkur Afrikoje. Visgi tai yra ir svarbus geopolitiškai, resursų, mineralų prasme regionas ir ten vykstantis konfliktas, tikrai turėtų atgarsį globalioms rinkoms ir dinamikai, o tuo pačiu net yra baisu pagalvoti, kad turint omeny Ruandos genocido formatą ir tai, kas dėjosi Konge, kokiais metodais ten yra kariaujama ir kokie žudynių mastai. Tai tasme, jeigu nedaug dievė ten situacija visiškai nutrūktų nuo grandinės, tai mes naujienų reportažuose girdėtumėm labai skaudžius ir tragiškus dalykus ir būtų eilinis klausimas iš tiesų, jeigu mes matom tokią dinamiką ir įtampas tarp šitų valstybių gimstančias, ar 94 metų įvykiai mus nors kiek kažko išmoko. Ar mes kaip vakarų valstybės, šiuo atveju ir Lietuva, jau būdama ES ir NATO nare, ar mes turėtumėm kažkaip mąstyti kartu su partneriais, tai ne mūsų iniciatyva, bet bent jau paremti visgi labiau taikdariškas misijas, ar kaip, ar mes tiesiog situaciją stebim, bet realiai, jeigu jinai vėl kaista taip, kad gali išvirsti ir naujus genocidinius proveržius, ką mes darom, kiek mes darom ir ar mes norim kažką daryti, jeigu taip, tai kaip. Ar visgi, Afrika, ten kažkur toli ir mums tai gaila, liūdna, bet ką mes galim padaryti. Tai šiuo atveju aš, kai vis laiką mąstau apie Ruandos genocidą, tai man atrodo, kad vakarai galėjo daug daugiau padaryti tam momentui ir manau, kad tas didysis moralas dabarčiai, kad jeigu nieko nedarysi, tai gali baigti ir darant Ruandos ar panašių genocidų tuose zonuose, nors kiti sakytų, Pietų Sudanas dabar puikus pavyzdys, kad tai ir vyksta ir mes nelabai ką darom, bet čia tokios jau moralinės temos, bet jos yra svarbios. Tai čia mano skaidrės bent jau baigėsi, tai jeigu yra klausimų ar pasiteiravimų, tai mielai dar atsakysiu. Tai nebuvo mūšio analizė, tai buvo toksai gal politologinis biščiuką tokios karinės platesnės istorijos momentas, kai ką žinojote, kai ką, manau, nežinojote, tai aš manau, kad čia gal ir ne vieta kalbėti apie tai, kokiais tiksliai būdais ten buvo žudoma ar kas ten žudoma. Šiaip tyrimų yra daug padaryta ir mokslinių, ir kadangi vyko, kaip čia, teisingumo visas procesas, tai yra labai daug dokumentuota, konkrečios žudynės, kas darė ir visus tos duomenys galima rasti iš tiesų internete, Jungtinių tautų tinklalapiuose. Tai jeigu kažką iš tiesų ir domina tas regionas ir ta istorinis kontekstas, tai čia tikrai galima tos medžiagos rasti nemažai ir paskaityti. Kiek esu skaitęs, taip, tai nėra pats smagiausias skaitinys, tikrai nėra lengvas skaitinys, bet turim būti suvokti tai, kad karai vyksta ir tokiomis formomis ir vienur kariaujam su dronais, kitur galvojam, kad vyksta karas su tankais, o kitur tiesiog pasiimi kirvį ir ateini pas kaimyną ir padarai baisų dalyką ir darai tai masiškai. Tai ir taip vyko ir dėja, kad ir mažesniu masteliu, kai kuriuose Afrikos valstybėse šiuo metu tai ir toliau vyksta. Tai ne pačios gal džiugingiausios paskutinės šio sezono paskaitos rubrikos ir temos, bet, kaip sakau, karo istorija jinai yra visokia ir mažiausiai, ką reikia daryti, tai romantizuoti karo fenomeną. Tai ar būtų klausimų? Rankų, taip, matau kažkas.
Tai dabar, tai kitas pasakojimas bus kažkada rugsėjai. Viskas. Vasaros atostogos, dar reikia baigti taisyti paskutinius egzaminus. Kaip sakoma, aš šį sezoną jau uždarau paskaitų ir sugrįšiu, manau, rugsėjo antroje pusėje. Tikėtina, dar pasižiūrėsiu, ar kalbėti apie Kosovo konfliktą, kuriam dabar yra lygiai 25 metai, jeigu žiūrėtumėm šiandieną, ar pakalbėti apie Antro pasaulinio karo įvykius, ypatingai sąjungininkų veiksmus po įsilaipinimo Normandijoje, kuriems dabar šią vasarą ir rudenį yra 80 metų. Vieną savaitę paminėtas Normandijos įsilaipinimo 80-metis, tai galvoju, kad gal duosiu duoklę ir Antrajam pasauliniam karui, kaip amerikiečiai muša vokiečius Prancūzijoje. Tai dar čia pasižiūrėsiu, kaip čia geriau susidėliojus, bet kuriuo atveju tų visokių tematikų bus. Tai tada šiandieną sakau ačiū labai ir dėkui už tą, kaip čia, pasiryžimą klausytis mano paskaitų ir prisijungti kartais ir gal nepatogių laikų arba darbymečio metu, tai ačiū labai ir gražios vasaros, susitiksim rudenį.